Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes pradedame karpių žūklės sezoną. Tiesa, vadinamai komercinių karpių žūklės sezoną žvejosime komerciniuose vandens telkiniuose, kintuose ir tai logiška, nes tikrai daugelį Lietuvos vietų yra pačių įvairiausių karpynų ir būtent dabar žmonės pradeda galvoti apie žūklę juose. O mes ką? Mes tiesiog parodysime, kaip tai daroma plūdinė meškerė, planai žūklės įrankiais, kokios naudoti jaukos, kaip išvedinėti karpį ypatingai plonu valu ir kodėl jisai kimba dabar sezono pradžioje tikrai labai atsargiai ir labai planai. Būtent apie tai ši mūsų laida. Anglijoje beje labai mėgstama gaudyti karpius komercinėse vandens telkiniuose ir vėlgi anglai sugalvoja tolimo metimo meškerės, plūdę specialiai tam. Ir kalbėsime šiandien ir kalbėsime. Nes žvejyba, tokia žvejyba iš tikrųjų be galo įdomi. Komercinė žūklė Lietuvoje atsibunda. Taip, komercinė žūklė vandens telkiniuose, kur žvejyba yra mokama ir kur daugiausiai meškeriotojai žvejoja karpius. Tokia vieta tai Kintai ir šiemet mes jau atidarome čia sezoną ir gaudysime tik plūdinę meškerę. Kodėl? Todėl, kad karpių žūklė plūdinė meškerė viena įdomiausių ir žinoma smagiausių. Viskas plona, viskas pakankamai stipru ir galinga. Jau kai karpių žūklė nėra sudėtinga, sezono pradžioje 2-3 kg neutralaus, nereikiančio per daug nekvepiančio jauko ir to turėtų užtekti visai dienai. Dabar labai gerai būtų pasirinkti metimo, atstumą mes jau įsimatavome, gilį įsimatavome, tiesiog tikslumo. O tikslumas tai yra, pavyzdžiui, kažkoksai tai daiktas anoj pusėje kranto. Tai gali būti krūmas, tai gali būti medis, tai gali būti, geriau, kad ne žmogus, nes žmogus gali judėti, aišku. Ar ne karvė, kuri perės kažkur ten tolyn ir tada nebeturėsite orientyro. Stabilumas kažkoks. Šiuo atveju mes turim kažkokį tai mobilaus ryšio bokštą. Va ir mesim tiksliai. Atstumą mes pasižymėjome mazgeliu, štai taip tiesiog užrišame ant valo, labai elementariai ir dabar kiekvienas mūsų metimas bus į bokštą ir lygiai tiek pat metrų, kiek mes nusprendėme. Ten, kur įsimatavome gilį, kur radome, kad gilis mums patinka, kad yra šioks toks perkritimas, viskas, pažymėjote mazgelį ir kiek toliau be permestumėte, po to galite privinioti prie mazgelio paskandinę valą būtinai, kad valo neįtakotų nei vėjas, nei srovė. Ir viskas, labai elementaru paprasta, viskas jau vietoje, viskas užmesta, masalas bus visada toje pačioje vietoje ir tuo pačiu atstumu nuo kranto. Dabar belieka jaukinti. Kaip jau sakiau, jaukas nesudėtingas, tačiau startui, tai yra žūklės pradžioje, jo sumetame iš karto apie 70%. Kodėl? Todėl, kad karpiai vis viena baigšti žuvis gaudame ne ten, kur gilu, gilis čia tik 70 cm, dėl to iš karto sumetame pakankamai daug jauko ir vėliau žvejosime ir jaukinsime tik laidynės pagalba. Žodžiu, kad štai tokie rutuliai nekristų į vandenį ir vėl neišbaidytų susirinkusios žuvies. Tame ir yra jaukinimo esmė. Pradžiai daug, o po to truputį ir po nedaug. 20-30 minučių ir jaukai suveikia. Atplaukė pirmieji karpiai, kibimai nėra labai ryškus, vis dėlto ankstyvas pavasaris, sezono pradžia, plūdė vos prispaudžiama ir po truputį pradėjo čiuožti į šoną. Tada reikia kirsti. Kodėl reikia kirsti iš karto? Žvejojame pakankamai planai žūklės įrankiais, kaip jau sakiau, tolimų užmetimo, mačtipo meškerė, pagrindinis valas 1800 mm, pavadėlis 1400 mm. Kabliukai nėra dideli. Masalui naudojame šiandien tik musės lervas, apie tai šiek tiek vėliau. Jos yra kvėpintos ir todėl galbūt kirtimas turėtų būti žaibiškas. O vėliau kova su karpiu pakankamai ilga ir įspūdinga. Pavadėlis taigi plonas, kad ir nedidelio žuvis, tačiau priešinasi tikrai smagiai. Karpis turi savybę pradėti plaukti link kranto, po to atsimušti nosimi net į jį, vėl lėkti kažkur tolyn, todėl čia be graibšto neįsiversite. Žvejote taigi planais valais. Kodėl planais? Todėl, kad dar kartą rekomenduojame žvejoti ten, kur daug meškeriotojų, kur vietos nužvejotos, kur
žuvis iš tikrųjų žino, kas yra žvejas, žvejoti kuo planiau. Taip yra daroma visame pasaulyje – Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoje. Visur yra tų karpynų ir daugelis meškeriotojų ten praleidžia savo laisvalaikius tam, kad pagautų ir susikautų su pakankamai įspūdinga ir rimta žuvimi. Dėl to taip yra ir Lietuvoje. Na, kol kas gal nėra, bet iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau komercinių vandenų Lietuvoje daugės ir vadinamoji commercial fishing, tai populiari pasaulyje, atžygiuoja ir į Lietuvą. Jie atžygiuoja tam, kad meškeriotojai tikrai pagautų žuvies ir pasidžiaugtų savo laimikiais. Karpiukai sezono pradžioje niekada nebūna dideli, nes ir telkinių ir vandens tvenkinių savininkai dažniausiai leidžia štai tokias prekinės žuvis apie 700-800 gramų. Žinoma, būna tvenkiniuose žuvų ir po 1,5 ir po 2 kilogramus, tačiau tos didesnės atkus kur kas vėliau. Apie jas, žinoma, mes dar darysime laidas. O dabar apie masalus. Dabar ankstyvą pavasarį karpius reikėtų gaudyti masalai naudojant musės lervas ir jas mes kvepiname specialiais kvapais, kurios yra pardavinėjamas parduotuvėse. Prieš parą leidžiame musės lervas į tą kvapą, kad įsivalytų amoniako kvapas. Ir musės lervos įgautų pakankamai skanų, šviežų vanilės kvapą. Kodėl? Todėl, kad 1000 kartų įsitikiname, kad jeigu gaudote nekvepintomis lervomis, tai kibimo turite per pus mažiau. Kodėl? Todėl taip yra. Karpiai tokie, jie mėgsta, kad viskas kvepėtų, būtų saldu ir ypatingai tai, kas ant kabliuko. Galbūt sliekais dabar žvejoti ir neverta. Vis dėlto, kaip matėte, kabliukas labai nedidelis, 14 numerio, tiesa, pakankamai storos vėlos, kad karpio galingos lūpas ir jos smūgiai netlenktų jum kabliuko. Bet idėja tokia, kad mažas kabliukas, nedidelis masalas dabar dirba kur kas geriau negu ištiekštas naktinis sliekas arba sliekų kuokštas. Karpiai atsargus ir sliekus jie dažniausiai patampa, pačiulpia ir pabėga. O pusės lervas, nedidelis paukštelis, jam atrodo puikiai veikiamas masalas po žiemos vargu, ten, kur yra daug jauko ir jie žinoma kimba. Štai tame yra visas paprastumas. Negalvokite, kad kuo didesnis masalas, kuo storesnis kablys ir storesnis valas, tuo daugiau žuvies jūs pagausite. Anaip tol, galite nepagauti visiškai nieko. Kukurūzų, tešlų ir visų kitų masalų, laikas gal ir dabar, tačiau jis bus geresnis, kai vanduo šils, kai karpiai bus dar įnoringesni. O dabar po žiemos mėsytė jom pats tas, o mėsytė musės lerva. Taip kad atkreipkite dėmesį į tokį masalą. Kaip sako, gera pradžia pusė darbo. Karpiai pradėjo kibti, nors ne patys didžiausi, taip ir bus, nes vis dėlto komerciniuose vandens telkiniuose pradžia būna tokia, kad tie didieji dar neypatingai puola ir šiaip didėsim visai kitą skirtą įrangą. Tai vėlgi proteininiai kukuliai, vėlgi tolimos meškerės, vėlgi viskas su signalizatoriais, o mes gaudame būtent plūdinę meškerę, nes tokia žuklė ypatingai įdomi tada, kai prasideda sezonas, kai karpiukai atkunta ir juos žvejoti įdomu. Žvejoti tai žvejoti, dar šiek tiek apie žuklės techniką. Užmetęs masalą į vietą, jūs greitai paskandinate meškerikočio galą ir darote štai tokį pakankamai ryškų mostą, tam, kad visas valas paskestų ir jo visiškai netokotų nei paviršius, nei banga, nei šoninė srovė. Žodžiu, viskas turi būti po vandeniu. Net ir meškerę mes laikome įmerkę galiuką į vandenį. Meškerikočiai nuo to tikrai nieko neatsitiks. Anglies pluoštas ir vanduo neturi nieko tarpusavyje bendro. Na, o kibimai pajaukinus iš tikrųjų prasidėjo galingi. Žuvis pradėjo kibti viena po kitos ir mes džiaugiamės, kad viską sudėliojame teisingai. Svarbiausiai, kaip jau supratote, atstumas, jauko pakankamai daug, tačiau vėliau galbūt jaukinti net ir nereikia, tol kol karpiai kimba ir žuvis pačios veriasi ant kabliuko. Kaip jau sakiau, mūsų pavadėliai pakankamai ploni, dėl to reikia dirbti su ritės frikcija, štai taip, apačioje šiek tiek atleisti ritės laisvos jėgos stabdį, jeigu karpis pradeda bėgti nuo jūsų, tam, kad jis nenutrauktų plono pavadėlio. Na, o karpių būna būda pačiai įvairiausiai. Kaip jau sakiau, atplaukia į krantą, deda į tą krantą galvą, vėl šoka atgal, todėl pasiruošus reikia būti bet kokiem žuvies pokštams.
Kokią šiandien mes naudojame sistemą? Visų pirma, mes naudojame Wagler plūdę, pakankamai sunkiai krautą, nes šiandien vis dėlto yra vėjas. 8 gramai ir daugiau apie tai nieko nerašoma. Tačiau kiekvieną plūdę reikia atskirai išsverti ir mes nuėmėme vieną žiedelį ir štai mums gavosi, kad reikėjo uždėti 5 svarelius ir dar vieną kontrolinį ir suktuką. Ir mūsų plūdė atsisvėrė idealiai, tiek kiek mums reikia. Visa žuklės idėja tokia, kad mes gaudame šiandien 70-80 cm gylyje, dėl to dirbame su svareliais. Tai būtent, tai yra kūryba. Jeigu jūs svarelius leidžiate žemyn, štai taip, automatiškai jūsų masalas prisispaudžia prie dugno ir dirba prie dugno. Jeigu jūs norite, kad jūsų masalą neštų, ar srovelė, ar vėjas, jūs svarelius keliate į viršų. Galite kelti net iki pat plūdės. Viskas. Ir būtent štai ši kūryba, kaip jūs pateiksite masalą žuvį, ar lėtai plaukianti, ar stovintį vietoj, visa tai ir bus jūsų žuklės sėkmė. Ne kabliukas, ne plūdė, kokia ten itališka, prancūziška, o visa tai priklausys tik nuo jūsų pačio fantazijos. Atrodo elementaru, tačiau kiekvienas rankos prisilietimas privalo kaip smuikininko prie stygų. Norint žuvis išlaikyti vienoje vietoje, jaukinti vis dėlto reikia. Kaip jau sakiau, jaukinti tik laidinį ir nedideliais gabaliukais. Jauka panašaus į graikiško riešutą, 5-6 gabaliukai ir vėl galite nurimti vos ne valandai. Jeigu startinis jaukinimas buvo galingas, karpį prisirinks, o kad jie neužmirštų jaukos skonio, šiek tiek jaukinti reikia. Tačiau, kaip jau sakiau, ne per daug. Pirmasis jaukinimas taigi buvo pats galingiausias. Būna taip, kai pakyla banga ir atsitinka taip, kad jūs praktiškai negalite matyti savo plūdės. Banga, šoninis vėjas, jūs prieš tai gaudėte viską jautriai, džiaugsmingai, o dabar jums pradėjo visą tai atsibosti, nes nematėte plūdės. Tam yra štai tokie komplektai ir šiaip visos protingos plūdės turi keičiamas antenėlės. Tai mes padarysim tokią plūdę, kuri matysis iš kilometro. O idėja tokia, kad štai tokios vantenos, jos yra neutralaus plūdrumo, tai yra papuola į vandenį, šiek tiek prisigeria vandens, žodžiu, nereikia nei dadėti svarelio, nieko, tiesiog jūsų plūdė matosi iš kilometro. Taip ir padarysim, nes kodėl žiūrėti į tą jautrų kibimą, nes kibimas yra ir galima žiūrėti štai tokį dalyką. Labai paprastas. Montažas elementarus. Va, ir turim dabar už kilometro besimatančią plūdę. Tokia šiandien mūsų laida apie karpių žūklę, apie tai, kaipgi pasiruošti žvejybai plūdinę meškerę. Iš tikrųjų įdomi ir įspūdinga. Tuo labiau, kad, kaip jau sakiau, pasaulyje netgi atskira kultūra žvejojant commercial waters, tai yra komerciniuose vandens telkiniuose. Pas mus kol kas to nėra, tačiau pasaulyje apie tai leidžiamos net atskiros knygos, žurnalai, rodomos video medžiagos, nes iš ties nebedaug tų pasaulių tų vietų, kur gali smagiai atvažiavęs 4-5 valandas pagauti pakankamai daug žuvies. Todėl daugelis meškeriotojų ir netgi Lietuvoje, tikrai daugelis meškeriotojų renkasi komercinius vandens telkinius, nes to labiau daugelis mėgsta ir valgyti karpius. Žuvis, kuri pakankamai riebi, nors ir nedidelė, tačiau palieka šventiniam stalui ir namiškiam susirinkusiem taip pat puikius įspūdžius ne tik apie žvejybą, tačiau ir apie kulinarinės karpio savybės. Na žinoma, ateis laikas, kai niekas nebiim žuvies iš vandens telkinių. Norite, nenorite, jisai ateis. Taip yra visame pasaulyje. Daug paprasčiau ir pigiau važiuoti tiesiai į parduotuvę, įsilupti tą karpį iš akvariumo, sumokėti, kiek ten, 10-11 litų, negu
Leisti krūvas pinigų žuklės įrankiams, jaukams, masalams ir visam kitam. Tačiau žvejyboje emocijos, kautinės su žuvimi tikrai neatpirks bet kokie laimikiai. Svarbiausia gera nuotaika, puikus laikas praleistas prie vandens, kuris, kaip visada, neįskaičiuojamas į žmogaus gyvenimo trukmę. Tokia šiandien buvo mūsų nesudėtinga žuklė, nors iš tikrųjų manau, kad vėlgi gavote šiek tiek informacijos, kad nebūtina atvažiuoti karpius ir uždėti tą naktinį slieką, užmesti tokią plūdę, nes karpių žuvis, kuri turi valgyti labai daug ir labai didelį masalą. Kaip matėte, 3 musės lervytės arba kukurūziukas ir viskas. Ir visos žuvis jūsų, nors tuo metu šalia gali atsisėdė žmonės nepagauti nieko. Vėlgi, komercinėse vandens telkiniuose reikia galvoti, kaip pagauti žuvį, nes žuvis tikrai žino, kas yra žvejas, kas yra jaukas. Ir vėl viską teisingai suploninus, viską padarius. Net nebejoju, kad žuklė kels begalinį malonumą, ypatingai žvejant plūdinę meškerę, tolimų užmetimą. Iš vis tokia žuklė, kovojant su, kad ir nedideliais karpiais, be galo įdomi. Kągi, šiandien mums lieka pažiūrėti, ką pagavome, kaip visada žuvį paleidžiame atgal, o jūsų netrukus laukia žuklės naujienų. Sveiki žvejai, šio laidoje norėčiau apžvelgti graibštus, kuriuos dabar galima rasti parduotuvėse. Jų tikrai yra begalė. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tokias naujovės kaip firmos Cormoran gaminamus graibštus, kurie yra, kaip matote, yra sudedami. Yra 3,10 m štai mano rankose, kam toks ilgas reikalingas graibštas su tokia didelė galva. Tai yra aktualu gaudant žemupį, kada yra aukštos krantinės, kada reikia žuvį tikrai pasiekti iš aukštai ir negalima nusileisti. Ar jūs neturite platformą susimontuoti prie pat vandens? Tai tikrai yra aktualu, kadangi dabar prasideda karšių žūklė ir tokie graibštai labai reikalingi. Kokie dar privalumai? Kad yra metalinės visos jungtis, o ne plasmasinės, būtent šitoje vietoje, kur yra sulenkimas. Kadangi anksčiau visos pigesni graibštai yra gaminami su plasmasiniam, jie dažniausiai ir sulūžta šitoje vietoje. Kita vertus yra užspaudimai, kurie yra užveržiami ir jie nusimatavus tam tikrą ilgį neištys ir kada reikės kelti žuvį, šitoje vietoje nelūž. Tai irgi labai svarbu. Dar koks privalumas būtent karšių žūklei, kad balta žuvis labai yra gleivėta, jeigu atkreipia dėmesį, ir dažniausiai, kada yra kaproninis, o ne kaip kiti graibštai iš valo pagaminti, kurie nebijo puvimo proceso. Štai šitas graibštas matosi yra užtrauktukas, jį galima nusiimti ir paprasčiausiai išsiplauti grįžus namo, nereikia neštis viso dėklo ar kitaip jį plauti, kad jisai yra nepatogus. Patys setelį atsegėt ir išplovėt. Kas dar yra gerai, kad šitam setelį galit naudoti kaip žuvies laikymo vietą, persivežant. Irgi galima užsitraukti tiesiog kaip į maišą. Kitas graibštų modelis, kuris naudojamas daugiau jūroje, yra pagaminta štai iš valo. Yra jisai kietas, irgi taipogi teleskopinis, sudedamas, kuris susipakuoja labai kompaktiškai. Taipogi firmos Cormoran, priekinė dalis yra minkšta, kad žuvis, kada jūs verčiat, iš karto įkristų į setelį ir gaudant jūroje su pilkeriais, dažniausiai, jeigu yra smulkaus kaprono, jisai įsivelia ir labai ilgai, kol jūs iškabinate kablius ir sistemėlės, girliandas ar tai kitas žvejojant jūroje sistemas.
O iš tokio išvalo pagaminto labai lengva papurtėt ir jisai iškart išsikabina ir jūs vėl leidžiate žemyn, nes kaip žinia, dreifuojant, jūroje didelės srovės greit praneša tą vietą, kur ta žuvis susikoncentraus. Užtat nėra laiko, kada ten graibytis ir tą kabliuką iš to setelio iškabinėti. Užtat reikalingi tokie stambus valiniai graibštai. Dar firma Kormoranas gamina naujus dėklus, naujus modifikacijos tuom, kad jie yra sudedami ir jie susipakuoja ypatingai, kad tiltų į bet kokį dėklą, ne tik, kad galva susilenkia, bet kad metaliniais šonais galva susipakuotų labai kompaktiškai. Štai prisisuka prie štai tokio srankenos, įsisuka ir įsiveržia ir tada jis išsitempia. Ir gaunasi didžiulis graibštas, kurį jūs galima naudoti ne tik karšių, bet ir karpių žūkliai. Jis yra tikrai labai tvirtas, labai lengvas, aukštos kokybės visos metalinės detalės, tom, kad jūs įsukę irgi keliant žuvį jų nesulaužys. Tai tikrai yra aktualu gaudant dabar didelės žuvis. Na, žuklės parduotuvės pavasarį pasiekė tikrai nemažai prekių ir štai tokių prekių viena iš jų yra varikliai. Tai yra Šekspyro firmos varikliai. Praeitais metais tai buvo naujovė. Jų privalumai yra tie, kad jų kaina tikrai yra žemesnė nei amerikiečių. Tai yra pagrindinis. Plus, kad yra metalinė koja, kas yra aktualu, jeigu jūs kerplėšą ar kokį nepamatėt seklumos ir užplaukėt, kad nenulūžta grafitinės kojos. O paprasčiausiai čiučiut sulinksta, kurią galima tiek pakeisti kitą koją, tiek ją ištiesinti ir parplaukti namo, kas irgi labai yra svarbu būtent žūklėje, jeigu atsitinka nelaimė. Plus, kad turi propelerį ne iš 2 didelių lopetėlių, o iš 3. Tai yra, kad sukimosi momentų yra, jeigu nulūš ar vienas sparnelis, tai liks tikrai su 2 ir jūs parplauksit irgi namo. Jų gaminama įvairių 34, 54 ir 44 LBS galingumų. Ką tai reiškia? Tai, kad 54 gali stumti toną 200 valtį, ir nebus jokių problemų. Jie visi yra elektriniai, turi štai tokią išsitraukiamą rankeną, kuri turi 2 bėgius atbulinių eigos ir 5 bėgius į priekį. Tai tikrai galite išsirinkti reikiamą velkiavimui. Be to, dar noriu priminti, kad su šitais varikliais galima plaukti visoje Lietuvoje. Jais nedraudžiama, todėl kad jie ekologiškai švarūs ir neteršia vandens. Na, pavasarį ir vasarą tai tikrai aktualu, kada yra stipri saulė ir žvejoti be akinių praktiškai pasidaro nebeįmanoma. Norėčiau pristatyti Solano firmą, kuri gamina nemažai akinių ir žvejams, ir medžiotojams, ir šiaip poilsiautojams, ir tie, kas vaikšto po miestą. Yra įvairiausių modelių, įvairiausių spalvų, yra akinių, norėčiau apžvelgti keletą, tai yra dabar tokia tendencija, kad būtų geltonas būtent stikliukas. Visi linzės yra pagamintos Amerikoje, JAV. Surinkimas yra, kaip aišku, kiniečių, bet tai yra tikrai aukštos kokybės produkcija. Štai norėčiau atkreipti keletą dėmesių iš tai tokius akinius kaip naujovė, kuri yra skirta kaip man, kurie nešioja akinius su dioptrijom. Štai įsimontuojate jūsų reikiamas dioptrijas čianai ir jūs turit nuo saulės akinukus, kurie pakėlus galite žiūrėti, jeigu su temu užsileidžiat, jums jau nuo saulės akinukai. Jie visi yra polarizuoti. Kitas modelis, kuris vienas iš populiariausių yra kamau spalvos. Dar koks privalumas, kad yra šonai yra dengti. Tai tikrai yra svarbu, kada yra šoninė saulė. Na, tokių populiaresnių modelių ir, sakysim, klasikinių, štai tokia oda dengta. Daug kas mėgsta žvejybai, kad būtų visur oda, natūralu ir gražu tikrai žvejybai naudoti tokius polarizuotus akinius. O grįžtant prie geltonos spalvos, kam jinai reikalinga? Tai, kad jinai nuima visų pirma blizgesį nuo vandens, antra, visą vaizdą paryškina, galima netgi vairuotojams naudoti, kada yra rūkas. Jisai praktiškai pramuša tą rūką ir viskas matosi ryškiau. Na, atvykus į parduotuvės išsirinksit įvairius modeliai, įvairius spalvos. Aš manau, kiekvienas žvejys, kuris nori neverkti prieš saulę, kaip aš dabar, o paprasčiausiai naudoti gerus Solano akinius, aš manau, parduotuvėse jie suras tikrai įvairų asortimentą ir išsirinks savo reikalingą.
Na, šios savaitės Romados akcija skirta Šekspyro mač tipo meškerykučiui, tai yra IN 2 serija, 13 pėdų, tai yra 3,90 ilgio, anglis, kamštis, sykas, 10-20 užmetimo svoris, greita akcija ir šią savaitę už ypatingą kainą tik 99 litai. Na, kaip visada antra Romados akcija skirta rytėms, tai yra Interfisho rytės, 9 guolių su momentu, metalinis būgnelis, atsarginis būgnelis ir koks svarbiausias, kad yra 4 dydžiai. Štai nuo tokio galingo dydžio, kurį galima naudoti ir karpių, ir dugninių žūkliai. Tiek spinigistoms, tiek plūdininkams visų dydžių yra. Tai yra 9 guoliai už ypatingą kainą, tik 79 litai. Ir neužmirškit, kad prekių kiekis Romadoje tikrai yra ribotas ir susitiksim salonuose visoje Lietuvoje. Konkursą Didelės ir mažas pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis. Viskas, ką norėjome parodyti šioje mūsų laidoje, nors iš tikrųjų dar ne viskas, turime visą krūvą informacijos. Visų pirma, kitą savaitgalį čia, Kintuose, įvyks pirmasis naujo tinklapio kūriamo žvejams LT susibūrimas. Čia vyks žūklės varžybos, vyks šventės, žuvienės svirimai. Dalyvausim ir mes, žodžiu, būtinai atvykite, pažiūrėkite, kaip visą tai atrodo, nes šventė iš tikrųjų bus smagi. O dar viena šventė, tai žinoma tradicinės žūklės varžybos Baltijos menkė, kurios vyks gegužės 17 dieną. Ten iš tikrųjų susirinks visa motorizuota Lietuva. Visi tie, kurie turi katerius, kurie nebijo išplaukti į Baltijos jūrą, susikauti dėl didžiausios menkės. O prizas bus įspūdingas, tai booster kateris. Iš tikrųjų labai galingas prizas, aliuminė valtis, su kuria galite duotis po Baltiją, galite duotis po savo ežerus ten, kur jūs norite. Ir tos varžybos iš tikrųjų labai tradicinės, apie jas kalbama daug. Nepamirškite jų aplankyti gegužės 17 dieną. Daugiau apie tai štai čia pačioje tinklapio adresėlės, būtinai pasižiūrėkite ir sudalyvaukite, nes varžybos be galo įdomios. Koncertai, atrakcijos, žinoma, kaip visada. Nu, o šiandien mes tiek. Jau informacijos čia. Nei žino, nei uodegos. Susitiksim po savaitės, o jūsų netrukus laukia sveikata ir laimė.